Greitošauda. Kodėl ji tokia aktuali praktiniame šaudyme? Laikas, pinigai versle, laikas lygų gyvybė savigynoje ir laikas aukštas hit faktorius praktiniame šaudyme. Jei jūs renkate pataikymus, nes taškai dalinasi iš laiko. Tad šiandien aš jums pademonstruosiu greitošaudos techniką, kurią jūs galėsite pritaikyti individualiai šaudyklose. Taisyklinga technika šaudant greitošaudą. Čia yra labai svarbu pistoleto laikymas, nes nuo jo priklauso, kad pistoletas grįžtų atgal į pradinį tašką. Tada jūs galėsite greitai ir taikliai leisti antrą šūvį. Pats svarbiausias dalykas yra išlaikyti taisyklingą trikampį, nes jei jūs pažeidžiate geometrinę figūrą, atatranką gauna tik viena atrama, vadinasi bus pjovimas į sekančią pusę. Todėl pistoletą laikomės abiem rankom ištiestom, pakeltom į akių lygį. Jokių būdų nelenkiame galvos. Pistoleto laikymas. Pistoletą laikome stipriaja ranka, neperspausdami, tiesiog, kad pistoletas neiškristų iš rankos. Akcentas yra paimti kuo aukščiau spynos ir taip pat kairę ranką paimti taip pat kuo aukščiau spynos, laikant nykštį lygiai ir šiai vamzdžiui. Delnai turi glausis tarpusavį, negali būti tarpų rankinoje. Pistoletas laikomas taip, kad stuktelėjus į vamzdį, mano pistoletas grįžta atgal. Labai svarbu akcentas čia, viršutinėje dalyje, ir nugarinėje, galinėje dalyje, nes pistoletas po šūvio krenta žemyn. Kad išlaikyti jį tiesiai, turime uždėti padą per visą rankeną. Šaudant pistoletu, būtina išlaikyti atakos kampą. Atakos kampas reikalingas tam, kad kompensuoti atatranką. Pistoleto laikymo technika šūvio metu. Tačiau šaudant pistoletu, vienas svarbiausių dalykų yra piršto darbas su nuleistuku. Net jei jūs gerai laikysite pistoletą, tvirtai laikysite pistoletą, netaisyklingas darbas su nuleistuku neduos gerų pataikymų. Kad treniruotis greitošaudą, pradžioj turite gebėti šaudyti vieną ranką greitošaudą. Tik tuomet jūsų bus geri rezultatai šaudant dviem rankom. Šaudant vieną ranką, labai svarbus akcentas yra į piršto paruošimą ant sienos. Į piršto paruošimą ant sienos ir taisyklingas pistoleto išvedimas tam, kad sugrįžtų pistoletas kas kartą į pradinį šaudimo tašką. Ir šaudant greitošaudoj labai svarbu yra gebėti valdyti greitį. Lygiai taip pat kaip vairuojant automobilį. Kuo kelias platesnis, greitis didesnis, kuo siauresnis, tuo mes turime lėčiau veikti posūkį. Taigi, šaudysiu dabar viena ranka, 3 taikiniai, 5 metrai A4 formatas, 10 ir 15 metrų ir demonstruosiu šaudant vieną ranką, kokį reikia greičio intervalą išlaikyti, kad pataikyti į taikinį šaudant greitošaudą. Dėmesio. Ir jei jūsų pirštas yra tinkamai paruoštas, tuomet galite šaudant dviem rankomis dirbti pilnu greičiu.